Matėsim kitą kartą. Jo. Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Laidą pradedame nuo pokalbio apie Lietuvos gamybą, apie Lietuvos gynybą, apie karo pramonę Lietuvoje. Bendraujame su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Pone Kasčiūnai, sveiki gyvi. Sveiki. Nuo nevyriausybinės iniciatyvos gal pradėkim būtent į Lietuvos karo pramonę, į tam pritaikomus išradimus gaminamus Lietuvoje, nutaikyta Blue Yellow naujoji iniciatyva. Kaip vertinat galbūt tai, kad būtent iš Lietuvos šį kartą bus įsigijama tai, ko reikia Ukrainai? Gerai, labai gerai, puikiai vertinu, iš tiesų, nes šitas projektas, šita akcija, jinai iš tikrųjų orientuota pirmiausia tai, kad, rodo, kad pavargti negalima, pavargti remti Ukrainos negalima, nes nuovargio ženklų yra labai daug vakaruose ir Lietuvos visuomenė rodo pavyzdį, kad nuovargius ir mes visą tai nesuderinama, kitaip tariant, mums su nuovargiu nepakeliui, tai yra labai svarbus signalas ir ukrainiečiams, kurie laukia tokių akcijų, ir vakarams. Kitas dalykas, be jokios abejonės, tai į ką orientuota šitą akciją, į būtent kario, sakykime taip, ekipuotę, kario amuniciją ir techninės galimybės. Tai irgi labai svarbu, jis aišku daugiau skirtas tas individualiam kariui, bet kuriuo atveju yra be galo reikalingas dalykas fronte. Ir aišku, tai, kad mes perkam iš saviškių, kitaip tariant, iš Lietuvos pramonės, ten, kur tikrai turim bent keletą krypčių, kur mes jau rodom puikius rezultatus. Ir aišku, vienas iš jų yra antidroniniai įrenginiai be galo svarbus. Ir aišku, optika, termovizoriai irgi mūsų didžiulis privalumas. Tai aš manau, kad šitos dvi kryptis, sakykime taip, mes čia gerų perspektyvų turim gamybinių plėtoti ir be jokios abejonės tiekti ne tik ukrainiečiams, bet ir savo kariuomenį. Ką valstybė gali padaryti dėl vietinės karo pramonės? Mes laukiam Seime dabar vyriausybėje esančio naujo Lietuvos gynybos pramonės įstatymų projekto, kuris priėmus jį atvertų, pavyzdžiui, pramoninio bendradarbiavimo galimybę su, sakykime, didžiuliais investuotojais. Aš kaip pavyzdį sakau, hipotetinį pavyzdį, jeigu ateina, pavyzdžiui, kokie nors Vokietijos gamintojai į Lietuvą, stato fabriką čia, mūsų įmonės, sakykime, taip, dėrybose gali turėti tam tikrą valstybį tarpininkaujant savo dalį, kur galbūt jie galėtų gaminti tam tikras detalės ir įsitraukti į tą grandinę visą. Tai be galo svarbu, tada atsiranda know-how, atsiranda čia tam tikra bazė, gamybiniai pajėgumai, stiprėja mūsų pramonė ir taip toliau. Be abejo, atsiranda programos valstybinės, kurios rodytų kryptį, kur link valstybės gynybai reikia tam tikrų dalykų ir todėl reikia orientuotis į tokią gamybą. Ir čia be jokios abejonės irgi yra be galo svarbu. Labai didelė problema yra tame, kad kai dabar kalbi su mūsų gamintojais potencialiais, jiems dažnai, jeigu jau kalbant apie tokias produkcijas, kurios yra daugiau tokios pilotiniai projektai, tokie, sakykime taip, jie bando prototipus kurti ir panašiai, kad dažniausiai būna taip, kad jie sukuria kažką ir po to bando mūsų, sakykime taip, gynybos planuotojams rodyti ir klausti, ar jums to reikia. Jie tada svarsto, reikia, nereikia. Reikia apversti aukštinkojant procesą. Valstybė, įsivertinusi visą mūsų kūriamą gynybinį pajėgumą, turi pasakyti, kad šičia ir šičia mums reikia. Ir jūs gaminkit tą. Ir šitoje vietoje aš noriu pasakyti akivaizdų dalyką, ką čia dabar šį mėnesį nuolat akcentuojame komiteto vardu, kreipiamės ir į VGT, tai aišku, pirmiausia, bepiločių orlaivių pajėgumo stiprinimas. Bepiločių orlaivių pajėgumo stiprinimas tai yra dronai. Jų svarba yra įrodyta Ukrainoje, tai yra be galo svarbus pajėgumas. Mes šitoje vietoje neslėpkim, dar kol kas atsiliekam. Jeigu mes sugebėtume sukurti gamybinį pajėgumą Lietuvoje, dar geriau, jeigu mes sugebėtume kartu su ukrainiečiais tai padaryti ir testuoti savo gaminamą produkciją fronte, žinot, kas veikia, kokia technologija yra nauja, kuri nepasenusi, kaip jinai, nes labai visas keičiasi. Pastebėkit, atsimenu, Bayraktarų buvo laikas. Dabar apie jos nieks nekalba. Nes jau technologija nuėjusi daug toliau. Tai reiškia, tu turi ne tik gamintis ir sandėliuoti, bet gaminti tai, kas iš esmės labai greit kinta. Tai turėkim galvoj, kad su dronais dronai bus integruoti su dirbtiniu intelektu, kai galbūt ir net žmogaus vaidmens mažės. Tai mes turėsim pagauti tą bangą ir patys gintis nuo tokių priemonių, bet kartu ir patys gamintis tokias priemonės. Tai kryptis viena, tai aš manau, didžiulė galėtų būti droniniai pajėgumai, kur tikrai yra didžiulė erdvė plėstis.
Kokia dabar yra situacija? Kiek dabar valstybė perka iš savų? Na, čia priklauso nuo sektoriaus. Tai aišku, jeigu kalbėti apie termovizorius, visai neblogai. Jeigu kalbėti apie, reiškia, radioelektroninę kovą, tai antidroninę sistemą, ne, yra įmonė, kuri tame specializuojasi, irgi yra, bet aišku, pas mus yra daugiau toksai, sakyčiau, na, mechanizmas toks, kad yra konkursai skelbiami ir tada, aišku, dalyvauja ne tik lietuviškos įmonės, dalyvauja ir užsienietiškos, tada įsijungia kainos aspektai ir taip toliau. Bet manau, kad reikėtų galvoti apie tokias nacionalinės programas, kurios iš esmės pastatytų mūsų gynybos pramonę ant kitų bėgių. Ir tada jau turėtume kažkokį vieną kitą sritį, sektorių, kur jau tik lietuviai galėtų tiekti, kur mes esame geriausi. Tai čia be abejo pirkimų yra ir iš lietuviškų įmonių, bet aš manau, kad kol kas tai nėra toksai sisteminė sąveika tarp mūsų ginkluotųjų pajėgų ir Lietuvos gynybos pramonės. Tas sistemiškumą reikia stiprinti. Kiek mes esam laisvi daryti, ką norim su savo gynybos pramonė, kiek esam ribojami galbūt tarptautinių reglamentų, ES reglamentų? Pakankamai laisvi. Be jokios abejonės tas gynybos pramonės įstatymas jis sureglamentuos tos dalykus, kurių galbūt dabar neturėjome. Labai reikia pripažinti paprastą dalyką. Dabar visą tą gynybos gamybą, skirtą gynybai, mes dažniausiai darėm pagal senovišką surėdimą, kurį įtvirtina, reiškia, pas mus ginklų ir šaudmenų reguliavimo įstatymas. Ir tas įstatymas yra labai senai sukurtas. Jisai daugiau sukurtas tam, kad riboti arba kontroliuoti piliečio santykį su ginklu. Čia mes kaip komitetas irgi esam tas, kuris sako, kad tą santykį reikia stiprinti. Kitaip tariant, vis daugiau ir daugiau grupių, ypač turinčių įgūdžius, turėtų galimybę nusipirkti savo poreikiams, kurie galėtų po to jau naudoti ir krašto gynybai ginklus. Ir kartais atrodo, kad mes tą įstatymą, kai kūrėm prieš porą dešimtmečių, jis buvo kurtas pagal vakarų Europos standartus, kur kova yra vidinė su terorizmo grėsmė. Ten kaip tik yra tokia prielaida daroma, kad reikia atriboti labiau ginklą nuo visuomenės. O kadangi mes turim geopolitinį iššūkį, mes turim egzistencinę grėsmę geopolitinę, realią, kai gali ateiti daugiau, mes neturim kažkokias terorizmo problemų ir ačiū Dievui ir saugomės nuo to ir viską darom, kad to nebūtų, bet turime Rusiją, kitaip tariant, šalia. Mes turim truputėlį mąstymą keisti ir suprasti, kad neriboti piliečių santykių su ginklu, bet kaip tik jį plėsti ir tada integruotus ginkluotus žmonės į krašto gynybą. Ir čia susiję ir su, aišku, gamyba ginklų ir visa kita. Tai aš tikiu, kad tas lūžis šiais metais įvyks. Tokia diskusija dar yra kilusi pastaruoju metu, ar tankų mums labiau reikia, ar dronų, kiek ta diskusija turi prasmės, kiek čia esama sinergijos ir kiek gali būti prieštaravimų? Turim kalbėti apie sistemas. Kovoja sistemos, doktrinos ir sistemos. Tai reikia ir tankų, ir dronų, ir priešraketinės, ir priešlėktuvinės, ir visokios kitokios oro gynybų. Ir čia tada mes įsipaišom į platesnį paveikslą, nes mes esam NATO kolektyvinės gynybos paveikslo dalis. Ir kadangi mes kūrėm dabar lietuvišką diviziją, kuri bus NATO gynybos planuose, tai reiškia, mes turim plėtoti tos pajėgumus, kurie leistų mums kartu su NATO pajėgomis, kurios ateis mums, jeigu prireiks, į pagalbą, kovoti prieš Rusiją. Tai tankai leistų mums kautis su jais manevriniam kare. NATO planuotojai daro prielaidą, kad karas su Rusija, jeigu jis toks būtų, jeigu rusai pultų NATO, jis būtų labiau manevrinis. Jeigu dabar Ukrainoje jis yra daug gynybinių linijų, ar ne, pozicinis karas, tai NATO kautųsi manevriškai. Ta prasme, ir čia ateitų iškart įgalintojai į NATO, tai yra oro viršenybė būtų NATO, turėtume labai stiprią paramą artilerijos sistemose ir tada reikia, kadangi užsidarytų dangus, mes turėtume tą iš NATO partnerių, mums reikia ant žemės turėti pajėgumą kautis sausumos pajėgų šitam domenį. Tai iš to plaukia, kad tankai yra reikalingi, bet aš akcentuoju labai paprastą dalyką. Negali būti taip, kad valstybė užsėstų tik ant vieno projekto. Mes taptume, pusėsime nadatos ir po to negalėsim plėtoti kitų krypčių. Todėl reikia tankų, reikia bepiločių orlaivių, reikia oro gynybos, dėl to mes ir kalbam, kad reikės ir didesnio gynybos finansavimo. Tai tik nepamirškime vieno dalyko, visą tai, kad kai mes planuojame, tai turim daryti atsižvelgdami ir į NATO tą platesnį visą kolektyvinės gynybos paveikslą, į tos pajėgumus, kurios NATO jau ir dabar turi, o mes turim juos papildyti. Koks geriausias būtų tų papildomų lėšų skirimo, rinkimo modelis? Pirmadienį turėsim labai rimtą pokalbį tarp visų pagrindinių Lietuvos politinių jėgų. Premjerė inicijuoja
Matyt, galbūt neskubėkim su išvadom, palaukim, bus pasiūlyti keli variantai. Nesu tikras, ar pavyks susitart, labai norėčiau, kad pavyktų, nes jeigu mes norim plėtoti lietuvišką diviziją, jeigu mes norim kuo greičiau būti pasirengę priimti vokiečių brigadą, jeigu norim eiti dėl privalomo šaukimo, jeigu norim bepiločių orlaivių pajėgumo stiprinimo, vis tik tai reikės rasti papildomą tvarų finansavimą. Tai aišku, bus mokestiniai pasiūlymai. Kokie jie, aš tikrai dabar nesiryšiu kalbėti, nenoriu spekuliuoti, palikim tai pirmadienį, po jo turėsim daugiau žinių. Kągi, laukiam pirmadienio tada. Ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena, netrukus tęsime, perėsim prie Jungtinių valstijų rinkimų kampanijos. Bendrausime su Arūnu Pemkumi, kuriam teko dirbti prie Ronaldo Reigano ir Džordžo Bušo vyresniojo, paskui Valdo Adamkaus rinkimų kampanijų. Šiandien beje žiūrovams žadėjome ir Žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką, tačiau posėdžiauja jis kartu su Kaimo reikalų komitetu Seime nuo 13 valandos. Tai kas liečia ūkininkų protestus ir klausimus, kurie aktualūs Žemės ūkio ministrui, kurios aktualu užduoti Žemės ūkio ministrui, į tai pasinersime tikėtina vėlesnėse Naujos dienos laidose, o dabar apie Jungtinės valstijas pakalbėsim, kiek vėliau ir apie Monte Carlo ralį. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją, į eterį sugrįšim netrukus. Tęsame laidą Nauja diena, keliaujame prie Jungtinių valstijų prezidento rinkimų temos. Donaldas Trumpas triumfuoja New Hampshire, respublikonų nominacijos siekdamas, ir plačiau apie tuos rinkimus kalbamės su verslo ir politikos konsultantu, žmogumi, kuriam teko dirbti prie Džordžo Bušo vyresniojo, Ronaldo Reigano ir Valdo Adamkaus rinkimų kampanijų. Arūnu Pemkumi. Pone Pemkau, sveiki gyvi. Labą. Pradėkim, gal, kadangi turit patirties hands-on, kaip sakoma, prie tų rinkiminių kampanijų, kuo jos pasikeitusios nuo to laiko? Jos pasidarės žymiai aršesnės. Ypač kai dalyvauja tokie asmenys kaip Trumpas, tai jis specialiai užkabina savo oponentus, specialiai užkabina žiniasklaidą ir tai jau jo įprastas yra modus operandi. Anais laikais dar tie rinkimai būdavo džentelmeniškesni. Tai tas yra turbūt ryškiausias skirtumas. O tai kaip vyksta tie pirminiai rinkimai ir apklausos, čia panašumas yra, nes dar 80-metį prasidėjo visa ta tradicija daryti tokius rinkimus. O šiaip dėl šmeižto, dėl politinio šmeižto, dėl melo, dėl tokių dalykų, tas galbūt yra ryškiausias skirtumas. Tai kalbant apie tą tokią Donaldo Trumpo asmenybę, atrodė, kad po Kapitolijaus įvykių buvo iš esmės žlugęs kaip politikas Donaldas Trumpas. Dabar jis jau arti to, kad būtų rinkimų lyderis, arba yra net rinkimų lyderis apskritai. Bent jau šią akimirką, aišku, dar daug kintamųjų mes po to matysim vienur ar kitur krypstančių. Kodėl? Kaip tai atsitiko? Kaip tai Trumpas padarė? Jis tai padarė dar 16 metais, kai pirmą kartą kandidatavo į prezidentus. Tai tuo metu jis, kabutėse, nukalė 22 kitus pakankamai gabius respublikonų kandidatus, vienas po kito, praktiškai neišleisdamas nei $1. Paprasčiausiai nusitaikydamas į artimiausią ir per žiniasklaidą supeikdamas, užkabindamas ir tuo pačiu metu tą pačią žiniasklaidą užkabindamas. Tai jis tą patį daro ir dabar. Tai DeSantis'is, kuris buvo traktuojamas kaip potencialus jo pakaitalas, pasitraukė iš rinkiminės kampanijos sekmadienį, nors jisai dar turės delegatų suvažiavime. Kai kuriuose valstijose jo vardas vis tiek bus įrašytas, žmonės galės balsuoti už jį, nors jisai aktyviai iš kampanijos yra pasitraukęs. Vienintelė, kuri pasilikusi šiuo metu Trumpo oponentė, ir galbūt būtų galima per visas tas 3 rinkiminės kampanijas pasižiūrėti, yra vienintelė moteris. Pati buvusi Trumpo administracijoje, pati dirbusi Jungtinėse tautose kaip ambasadorė, pati buvusi 2 kartus Pietų Karolinos gubernatorė, beje, sekantys kiti galbūt svarbiausi
valstijos rinkimai bus Pietų Karolinoje. Tai jos tėvynė, jos valstija. Ten jūs geresni šansai negu New Hampshire, apie New Hampshire specifiką dar pakalbėsim. Jie dėjo labai daug pastangų į New Hampshire. Dar gruodžio mėnesį, mano žiniomis, gruodžio mėnesį ją pradėjo palaikyti politiniai finansuotojai. Tai ji metė daug pinigų į New Hampshire, tikėjosi geresnio rezultato, bet tas rezultatas nėra blogas, nes prieš New Hampshire rinkimus jie atsiliko nuo Trumpo kažkur 13 ir 18 procentinių punktų, o galutinis rezultatas buvo 11%. Tai jį pasistumėjo į priekį. Taip, Trumpas laimėjo, bet jis negaus visų delegatų iš New Hampshire valstijos. 12 atrodo dabar. Taip, tai apie pusę. Šiek tiek daugiau nei pusę. Tai jeigu skaičiuoti delegatus į suvažiavimą, iš 52 berods jau atrinktų delegatų, Trumpas turi 31 ar 32, Nikki Haley turi 16. Tai toli gražu nėra, kaip bando vadinti kai kuri žiniasklaida, landslidas, visiškas sutriuškinimas. Dar visko gali būti. New Hampshire'as, šiaip yra nepriklausoma, labiau demokratinė valstija. Kiek tai padeda paaiškinti, ar trukdo paaiškinti rezultatus, kad Haley, nors šiek tiek viršijo prognozes, vis dėlto nusileido Trumpui? Trumpas ten yra padaręs įdirbį dar 16 ir 20 metais. Ir respublikonų kandidatūrą, respublikonų rinkimuose New Hampshire valstijoje jis laimėjo ir 16 ir 20 metais. Nors tos valstijos nelaimėjo pačiose valstybinėse rinkimuose. Tai tas įdirbis padarytas, Nikki Haley tikėjosi surinkti daugiau išsimokslinusio rinkėjo balsus, daugiau moterų, daugiau jaunimo. Kažkiek jai pavyko, bet nepakankamai. Kas gali klostytis toliau? Kitaip tariant, apie Nikki Haley gal labiau kalbant, koks jos yra kaip kandidatės potencialas? Nuo kokių kintamųjų jinai priklausoma? Labai priklausys, kiek ją finansiškai palaikys politiniai finansuotojai, nes nuo to priklauso, kiek gali išleisti reklamai, kiek gali išleisti kelionėms, susitikimams ir taip toliau. Tai matom, kad dar nuo gruodžio mėnesio, kai DeSantiso reitingai pradėjo po trupučiuką kristi, išdžiuvo ir tas šaltinis, iš kurio jam reikėjo mokėti už reklamą. Tuo tarpu Nikki Haley į priešingą pusę. Dar lapkričio gruodžio mėnesį staiga pas ją atsirado biudžete investuotojų į jos ateitį. Dabar reikės pasižiūrėti per ateinantį mėnesį, ar pas ją tas šaltinis irgi išdžius ar ne. Trečiadienį, iškart po New Hampshire valstijų rinkimų, ji paskelbė, kad aktyviai dabar kandidatuos Pietų Karolinos, meta kažkur apie $4 milijonus į reklaminę kampaniją. Jai ten bus sunku, nors yra jos valstija, bet dabartinis gubernatorius Tim Scott palaikė Trumpą. Trumpas turi irgi didelį įdirbį padaręs ir Pietų Karolinai, tai labai priklausys, kaip jai seksis. Beje, yra ir kiti dalykai, išoriniai faktoriai. Tai konfliktas artimuose rytuose, Ukrainos situacija, Respublikonų partija toliau konfliktuoja su demokratais atstovų rūmose, ypač dėl vidinių klausimų, ypač dėl sienos su Meksika. Dar čia Lietuvoje nėra nuskambėję ir tik po trupučiuką dabar pradeda kilti tas klausimas Amerikoje. Teksaso valstija, kurioje gubernatorius yra respublikonas, įsakė uždėti tą vadinamą koncertiną, vielas ant pasienio. Tuo tarpu federalinė valdžia, pasieniečiai, nori ją nuimti. Tai dabar žiūrėsime per ateinančias savaitės, ar ten įvyks konfliktas. Klausimas yra, ar tai išnaudos Trumpas, ar tai išnaudos Nikki Haley savo rinkiminiai kampanijai,
nes tas klausimas yra labai aktuolus amerikiečiam. Jūs paminėjote lapkričio gruodžio mėnesius, kai atsirado Haley sąskaitoje pinigų. Kodėl ją patikėta? Iš kur jinai atsirado lenktynėse? Jie išsilaikė prieš būrį vyrų, prieš Trumpą. Tas politinis elitas, sakykime, nepatinka vartoti to žodžio, bet tas politinis establishmentas nelabai pasitikė Trumpu. Jie žiūri toliau į ateitį, jie žiūri plačiau ir mato, kad Trumpas, švelniai pasakius, kai kada būna neprognozuojamas. Beje, Respublikonų partija yra svarbu ne tik tai prezidento rinkimai. Reikia prisiminti, kad tuo pačiu metu, tą pačią dieną vyksta trečdalis senato rinkimų ir visų atstovų rūmų rinkimai. Tai Respublikonų partija yra svarbu bent vienus iš tų rūmų išlaikyti. Šiuo metu jie maža marža pirmauja atstovų rūmose, senate jie turi mažumą. Ir tuo pačiu metu išrinkti prezidentą, kuris galėtų būti ilgėliau. Trumpas, jeigu jį išrinktų, jisai galės pabūti 4 metus. Haley, jeigu ją išrinktų, jinai potencialiai galėtų kandidatuoti dar kartą po 4 metų ir būti 2 kadencijas. Tai yra toks kortų dėliojimas, šachmatų dėliojimas, planavimas, kaip reikės reaguoti į ateitį. Pakalbėjome apie Trumpo neprognozuojamumą. Jeigu vis dėlto reikėtų bandyti, tai koks šį kartą galėtų būti prezidentas Donaldas Trumpas? Kiek skirtingas nuo pirmosios kadencijos, ką galime spręsti iš kampanijos? Šiaip manyčiau, kad jisai, jeigu taip išeitų, kad jį išrinktų, jisai turėtų laisvesnes rankas vykdyti savo ilgalaikę politiką laisviau, žinodamas, kad jam Baltuosiuose rūmuose likę tik 4 metai. Be abejo, jam reikėtų kongreso ir vienų ir kitų rūmų palaikymo. Tai nėra garantuotas šiandieną, kaip minėjau. Jis vis iškyla, ypač Europoje, dėl Europos saugumo klausimai. Ar jisai iš tikrųjų atsisakytų NATO, ar iš tikrųjų toliau palaikytų Ukrainą, ar toliau palaikytų Izraelį ir taip toliau, taip toliau. Man atrodo, kad tie klausimai yra keliami iš opozicijos, keliami iš išorės, iš pačios Maskvos, iš Irano. Man atrodo, kad Respublikonų partija ir toliau palaikytų Ukrainą ir Izraelį, tik tai, kad dabar vyksta, kaip minėjau, viduje kongreso vyksta politinės kovos dėl finansavimo, dėl vidinių problemų, dėl sienos. Bet šiaip man atrodo, kad Respublikonų partija jinai nepakeistų ženkliai tą kryptį, kurioje šiuo metu Amerika yra. Man atrodo, kad būtų skirtas didesnis dėmesys energetikai, man atrodo, kad būtų skirtas didesnis dėmesys ekonomikai. Trumpas vis giriasi, kad per jo 4 metų kadenciją Amerika nebuvo įsivėlusi į karus. To negalima paneigti. Tai žada užbaigti konfliktus Izraelyje ir Gazoje ir Ukrainoje per 24 valandas, čia net sunku patikėti, bet per trumpą laiko tarpą, nežinau, sunku pasakyti, ar čia jo fantazijos, ar iš tikrųjų galėtų tą padaryti. Bent jau pasitikėjimas savimi, sakykim taip. O kas dedasi demokratų stovykloje, kokios Bideno pozicijos šią akimirką? Tai Bidenas laimėjo irgi New Hampshire valstijos rinkimuose. Nors viduje demokratų partijos buvo įvykęs konfliktas ir Bidenas ir demokratų partija norėjo, kad Pietų Karolinos pirminiai rinkimai būtų pirmieji. Demokratai New Hampshire valstijoje atsisakė paklusti ir sako, pagal New Hampshire rinkimų įstatymą mes privalom vis tiek daryti rinkimus tokią dieną. Dėl tos priežasties Bideno vardas iš vis nepasirodė rinkimų biuletenyje. Jo iš viso nebuvo. Bet buvo galima įrašyti. Taip. Ir žmonės įrašė ir jis vis dėlto ten laimėjo. Dabar yra tokia vidinė problema, nes New Hampshire demokratai susipykė su nacionalinė demokratų partija
tai iš New Hampshire demokratų atėmė teisę siūsti delegatus į demokratų suvažiavimą. Tai gali dar pasikeisti iki vasaros, bet šiuo metu būtų galima sakyti, kad New Hampshire valstijos rinkimai Bidenui nesudaro jokio skirtumo. O ta konflikto esmė, kame? Suprantu formalius aspektus, kad dėl valstijos, kuri pirma sukonfliktuota, bet vis tiek kažkas tai lėmė. Tas konfliktas daugiau yra istorinės reikšmės. New Hampshire valstija nėra didelė valstija gyventojų skaičiumi. Tam, kad galėtų pasireikšti, ta valstija nusprendė dar seniai daryti tos pirminius rinkimus sausio mėnesį. Tai jų yra pirminiai rinkimai. Ajovos buvo apklausos būdu, netiesioginiai rinkimai. Tai ir New Hampshire'as tokiu būdu gali pasireikšti kas 4 metai per žiniasklaidą, televizijos suvažiuoja. Šiaip didesnė dauguma visų tų rinkimų įvyks tą vadinamą Super Tuesday. Tai bus pirmas antradienis kovo mėnesį. Tai bus apie 30–35% visų rinkimų tą dieną. Tai iki kovo pabaigos jau 70% delegatų tiek vienos partijos, tiek kitos turėtų būti aiškus. Rezumuojant, tai ką aptarėm, jūs esate išreiškęs mintį, kad abejojat, ar galutiniai kandidatai bus būtent Trumpas su Bidenu. Kodėl? Ir vienoje ir kitoje partijoje yra didelis susirūpinimas dėl amžiaus. Pas demokratus yra galbūt net ir ryškiau išreikštas šitas susirūpinimas. Man atrodo, kad dar gali visko įvykti, net ir jeigu surinktų didesnę daugumą delegatų, iki jų suvažiavimo rugpjūčio mėnesį dar visko gali būti. Tada vyks jau vidiniai partijos politikos žaidimai, ar galima kažką pakeisti, ar galėtų deleguotas kandidatas pasitraukti kažkaip diplomatiškai. Tai man atrodo, kad ypač demokratų partijai turėtume matyti kažkokių pokyčių. Amžius yra pagrindinė problema. Man atrodo, kad amžius yra pagrindinė problema. Pas respublikonus yra panaši situacija. Nors Trumpas yra 4 metais jaunesnis, akivaizdžiai turi daugiau energijos nei Bidenas, laksto tarp teismų ir rinkiminės kampanijos, pasikeisdamas kasdieną. Bet reikia prisiminti, kad tie teismai, 4 rimtos apkaltos ir 91, nežinau kaip pavadinti, kaltinimai, gali padaryti ir savo. Sunku prognozuoti, ar bet kuris teismas iki suvažiavimo padarys sprendimą. Jeigu padarytų, tai galėtų turėti įtaką į Trumpo ateitį irgi. Ir tada Respublikonų partija irgi tada turėtų spręsti, ką toliau daryti. Dar kartą primenu, ir viena ir kita partija žiūri ir į Kongreso rūmų rinkimus. Tai iš partinio taško žiūrint, atsiranda toks vidinis balansas, kurį bando surasti. Be abejo, kai yra 2 kandidatai, žiniasklaida, visuomenė žiūri į tos lyderius. Mažiau reikšmingi yra atstovo rūmai arba senato rūmai, bet politiškai jie niekiek nėra mažiau reikšmingi. Gerai, ačiū labai už pokalbį, seksim įvykius, o laidą Nauja diena irgi netrukus tęsime, pakalbėsime apie artėjantį Monte Carlo istorinį automobilių ralį, kuriame startuos ir lietuvių atstovai. Su jais ir pakalbėsim, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena ir keliaujame prie automobilių sporto temų. Pakalbėsime apie vasario 1-ąją prasidėsiantį istorinį Monte Carlo
ralį ir bendraujame su žmogumi, kuris ten dalyvaus, Tadu Vitkevičiumi. Pone Vitkevičiau, sveiki gyvi. Sveiki. Apie patį ralį. Visų pirma, papasakokit, kuo jis ypatingas ir suorientuokit gal tarp visų automobilių sporto renginių. Va, ką tik Dakaras pasibaigė, tai kokia šito ralio vieta automobilių sporte? Na, čia pavadinkim taip, tai yra ikoninis yra ralis, kuris prasidėjo 1911 metais, pirmasis ralis buvo, įtęsiasi ir šiandien dar vyksta. Ir tuo įdomu, kad šitam rally dalyvauja visi senoviniai automobiliai, kurie yra pagaminti iki 1983 metų, 83 metų buvo. Ir yra griežtas sąrašas, kurių automobiliai gali tame rally dalyvauti. Nes tie, kurie anksčiau važiavo iki 83 metų, jie turi teisę važiuoti tam rally kitaip. Ir pastoviai važiuoja maždaug kažkur tai 250-300 dalyvių, šįmet važiuos apie 240 dalyvių. Ir kiekvienais metais, būtent vasario mėnesį vyksta pasaulio ralio čempionatas, tikslas pasaulio sportinis čempionatas, po savaitės vyksta istorinių automobilių ralis. Tai kokio masto tai renginys išeina galų gale? Didelis renginys, tikrai Europoje jis absoliučiai žinomas. Žinote, 22 metais jame teko dalyvauti su kita mašina, tai netgi buvo labai įdomu, reiškia, Tokijo universiteto, Politechnikos universitetas ar institutas buvo atvažiavę studentai, dalyvavo su Toyota šitam ralyje. Netgi iš Tokijo. Bet čia antikvarinė Toyota? Antikvarinė Toyota, taip. Iki to atitinkantį reikalavimus iki tų metų pagaminta buvo. Tai kartą, kadangi teko jau dalyvauti, kokie tada įspūdžiai buvo su kokiu automobiliu? Įspūdžiai, matau, tada buvo, dabar to nebėra, tada buvo kaip prie pagrindinio istorinio automobilių ralio buvo padaryta kategorija tokia klasikinių automobilių. Na, toks pusė, pavadinkim, ralio, pusė trasos, mes važiavom gal 800 km, 2 dienos ir tiem automobiliam nebuvo tokių didelių reikalavimų, nebuvo sąrašo. Kas nori dalyvaukit, maždaug tai buvo, tačiau kaip tik po COVID dar buvo, tai gal mes važiavom 25 automobiliai, įspūdžiai geri buvo, nes mes važiavom į tą ralį, važiavom, jeigu, nežinau, gal vyresnioji karta daugiau žino Zaporožiečių, Zaporožietis kupriukas, kur 4 cilindrai, ten 28 arklio jėgos, tava ir į kalnus iki 1,5 kilometro pasikeldom, bet mes jį sėkmingai baigiam, prevažiavom ir podėme buvo Monake. Kaip šį kartą ruošiatės? Su kokiu automobiliu, su kokiais lūkesčiais, kaip procesas pasiruošimo visas atrodė? Jo, procesas prasidėjo nuo to tada, kai buvom, reiškia, tam ralį su Zaporožiečiu pravažiavom, tas nepilnas ir žiūrėjom į tos automobilius, kurie važiuoja pilną programą, 6 dienas važiuoja, 6 dienos 2 naktis. Ir tada galvojom, kad jau kilo mintis, kad reikia važiuoti į tą normalų ralį. Ir prasidėjo procesas, prasidėjo nuo ko reikia turėti pirmiausia automobilį. O jeigu žiūrėtos automobilius, kurie tų metų ir būtent kurie dalyvavo tam ralį, tai yra tikrai labai aukštom kainom parduodami, bet mes pasisekė, mes nusipirkom SAP automobilį, SAP 96, kuris atitinka tos reikalavimus. Ir tada pradėjom ruoštis tam raliui. O kas įdomiausia, žinot, kaip yra raliui, šitam pateikė paraišką. Rugpjūčio mėnesį prasidėjo paraiškų teikimas, pateikė paraišką, o atsakymą gauni lapkričio vidury. Tave priims, ar nepriims. Tai tu, pavyzdžiui, tu nežinai, tą laikotarpį porą mėnesių tu gali mašiną ruošti, tvarkyti ar netvarkyti, bet visą laiką tikėsiu, kad priims. Tai va, tam raliui ir pasiruošim dabar. Ką reikia padaryti su ta mašina? Ką padaryti? Viską nuo kiekvieno varžto pradėti, jeigu norint taip užtikrinti, kad tu galėtum važiuoti ir būtum užtikrintas, kad pabaigsi, reikia viską sužiūrėti iš naujo. Praktiškai, nes atrodo važiuoja, bet negarantuoja, nes sąlygos tikrai yra sunkios. Antras dalykas, mes turėjom tokį labai incidentą ar panašiai pasiruošimą mums. Mašina buvo sutvarkyta, variklis sutvarkytas, o porą savaičių prieš ralį pasako meistrai, kad viskas su šito varikliu niekur nebenuvažiuos. Tai va, bet turėjom... Taip, atsitiko, jo streso turėjom viską, bet, na kaip sakyti, jeigu durys atsidarė langas, reiškia susitvarkėm. Tai kaip per 2 savaitės per tą langą išlipot? Nu, išlipom kaip, tada į komunikaciją, internetas, yra kompanijos, kurių ruošia matimai, ruošia motorus, ruošia mašinas Europai, susiradom, atsivežėm, variklį pasistatėm ir viskas. Ir tikėkime, kad viskas bus sėkmingai. Kiek pinigų toks malonumas maždaug kainuoja? Žinot, pasakysiu, kai krepšikai žiūri, kai sako vienženklis skirtumas, dviženklis skirtumas, tai čia kalbėkime apie dviženklį skirtumą jau yra šitas. Kaip dabar viskas atrodo? Artimiausiu metu, vasario 1 startuoja jau pačios lenktynės, pats ralis. Kada išvykstat, kaip vyksta automobiliai galų gale? Jau, o čia ralis, reiškia, startuoja kaip? Vasario 1 tai startuoja, šitam ralis tuojasi yra įdomus, kad yra 1 diena, tai yra vasario 1 dieną startuoja iš kelių miestų, mes startuojam iš Milano, kiti startuos dalyviai iš Bad Homburgo, kiti iš Reimso
Iš Glasgow startuoja 31 sausio, kad atvažiuoti, ir pirmą dieną skaitosi, pirmą parą praktiškai koncentracinė, kada visi suvažiuojam į Monaką. Tai mūsų automobilis išvažiuoja jau rytoj, su priekabi išvažiuoja, bet važiuojame mes dar į Olandiją, važiuojam į specializuotas dirbtuves, kur atliks dar paskutinę variklio diagnostiką, patikrins visą mašiną, tada važiuoja į Milaną. Tai nuo Milano iki Monte Carlo, koks tai yra etapas? Kaip šitas laikotarpis Pirmas atrodo? etapas yra, jeigu taip žiūrėt pagal žemėlapį, tai atrodo labai paprasta, yra keli šimtai kilometrų, ten ir kelios valandos kelių būtų iš Milano iki Monako važiuoti, bet kadangi čia kaip visą parą duoda tau važiuoti, tai koncentruotos vietos yra, kur tu turi pravažiuoti, visas yra laiko kontrolė ir matot, yra visose mašinose įdėto GPS įrenginiai, kurie visą laiką tave kontroliuoja. Tu važiuoji to maršruto, to maršruto, o ten komandos sėdi ir viską mato, tau skaičiuoja baudos minutės, sekundės ir panašiai. Pabaigos susirinkia labai daug tų negerų minučių. Tie skirtingi miestai, iš kurių startuojama, pagal ką jie yra parenkami, kodėl iš skirtingų vietų startuojama? Čia jau iš istorijos yra, kai prasidėjo tie raliai, tai tada startavo iš Berlyno, iš Ženevos, iš Paryžiaus ir iš viskų, parenka taip pat iš Skandinavijos šalių važiuodavo, tai čia organizatoriai ten nusprendžia, bet pagrindiniai šitie yra tokie miestai. Kaip nustatomas nugalėtojas, kiek reikia nuvažiuoti? Nuvažiuoti viskas ok, nugalėtojas yra nustatomas, kuris surenka mažiausią baudos taškų. Tai yra viskas, nesakau, už vieną pavėluotą atvažiuoja laiko kontrolės punktą, atvažiuoja vieną sekundę anksčiau ar vėliau tu gauni ten 10 sekundžių kažkas baudos. Ir atitinkamai tau susirenka ta baudų suma ir kiek tu mažiausių baudos taškų turi, tas yra nugalėtojas. Kaip trasos atrodo? Kiek yra sudėtinga? Trasos yra kaip? Trasos yra taip. Trasos yra sudėtingos, žinot, jeigu pažiūrėt, reiškia, turim, tarkime, yra kelių knygos. Kelių knygos yra kompanijos, kurios daro kelių knygas. Tarkim, čia paėmiau nuo 0 iki 5, reiškia, tame tarp ir kitos yra. Ir palei... Ką tai reiškia nuo 0 iki 5? Nes yra 5 knygos. Kad neneš visų, reiškia. Tai kiekvienam etapui yra kelių knyga padaryta, kas maždaug su sportu susiję žmonės, tai žino maždaug kaip atrodo. O bendrai paėmus, tai kaip trasa tada, jeigu pažiūrėt, tai galima įsivaizduoti, kaip yra vadinami greičio ruožai ir kokie yra zigzagai pas mus yra padaryti, reiškia, čia kad būtų viskas. Ir pagal tą važiuojame. Bet čia tikrai ne tik tiesus kelias, kokius reljefus, kokius kraštovaizdžius reikia įveikti. Pavyzdžiui, paskutinis ypatingai yra paskutiniai 2 etapai yra, kada yra vadinami naktiniai peiliai vadinasi. Ir pakilama iki 1600 metrų aukščio kalnus, 2 greičio ruožai yra padaryti specialūs, dėl ko vadinasi naktiniai peiliai, nes visi automobiliai yra su papildomais žibintais, ten po 4, po 6 susidėję, ir tada labai daug žiūrovų žiūri visą laiką, nes mato, kaip peiliai pjausto kalnus. Tai toks yra pavadinimas duotas kodinis ir reiškia visi labai patenkinti tų būna etapų. Nors nakties metu vyksta, pirmas automobilis išvažiuoja gal kažkur 10 vakarų iš Monako, o finišuoja apie 2 nakties, bet kalnuose visą laiką labai daug žmonių yra. Daug žiūrovų, ar ne? Taip, labai šitas renginys pritraukia tikrai daug žiūrovų. Kokiu greičiu galima važiuoti tokiais automobiliais? Greičiu, žiūrėkim taip, reiškia tada taip. Jeigu mes važiuojam, kilam į kalną, yra pietinė pusė, yra tau geras kelias, atrodo nieko nėra, užvažiuoju iš kalno šiaurinė pusė, tavęs laukia ledas, tavęs laukia sniegas, o vidutinis greitis yra paskirtumas į šitam ralį, yra duodami 2 vidutiniai greičiai. Vienas yra 50, tai skaitosi kaip aukštas greitis, žemesnis gal 45 km, senesniem automobiliam, bet tai yra vidutinis. Ir tau, tarkim, yra greičio ruožas, kažkur maždaug 20 km, tarkim, ilgio, tu turi per tą su tuo vidutiniu greičiu pasiekti nuo to taško iki to, tuo greičiu važiuodamas. Bet reikia vertinti, taip atrodo, kad 50 km tai nėra daug. Tiesa greitis, ne, jeigu važiuojam, miesto gatvėse važiuojame. Bet ten yra serpentinai. Tarsi taip, parkingė turbūt nemažas. Taip, jo, bet tai ta parkingė, bet ten viskas yra kalnuose, sąlygos nenusvėjimus, taip kad yra... Nes labai keista būna mašinos atvažiuoja mini automobiliai, kai tie visi pasidėjo, tarkim, bagažinę dar po porą kompletų padangų su dygliais ir taip toliau. Tai va. Aš taip manau, įsivaizduoju, kad tokiu automobiliu važiuoti, lenktyniauti yra sudėtingiau ir bent jau yra kitaip, nei važiuojant moderniais automobiliais. Apibūdinkite tą skirtumą plačiau.
Tikrai taip. Matot, kada lenktyniauju su sportininkais, mes važiuojame ir lygiai taip pat dalyvaujame į Lietuvos ralio čempionate, C klasėje važiuojam, ten jau tikras sportinis automobilis yra. Čia jie tam nepritaikyti yra. Maždaug galima važiuoti su klasikiniu automobiliu, galima įsidėti papildomus saugos diržus, saugos lankus, saugias sėdynės, ką mes esam padarę. Bet vis tiek yra specifika tokia, kad jis neskirtas tokiem nei greičiam vystyti, nei nieko. Ji labai yra sudėtinga. Plius negali žinot, kai sakiau, kelios sąlygos kokios yra, nežinia. Ir labai, kai išvažiuoja, pavyzdžiui, tos paskutinius naktinius greičius, kada ruožus, ten iš startė būna kas 30 sekundžių paleidžia. Jeigu kas nors priekyje įstringa, tada praktiškai tu prarandi tą visą greičio ruožo rezultatą. Yra. Tai papildomo pasirinkimo kažkokio apsimokymo tas vis tiek reikalauja, negali taip persėsti. Matot, kaip yra, čia vėlgi priklauso nuo tavo komandos dydžio ir panašiai, nes kitos komandos važiuoja, prieš tai, tarkim, 2-3 savaitės pravažiuoja trasas, pažiūri viskas ir mes iš Lietuvos dabar važiuojam 3 ekipažai, startuosim šiuo kartu, o dar kiti ekipažai daro, kas važiuoja, tarkim, jeigu tavo startas yra, tarkim, kažkuria tai valandą, o valandą prieš tai jau komanda pravažiuoja tą ruožą, pasako, tokias padangas dėsim, tokias padangas dėsim. Bet tai čia, sakyčiau, tai yra perteklinis dalykas, bent iš mano pusės žiūri. Gerai, rezumuojant, kokių rezultatų tikitės? Tikimės, pirmas dalykas, tai yra pas mane 2 misijos visą laiką yra. Pirma misija tai yra, mes reklamuojam Lietuvą ir pas mus mašina papuošta visą laiką yra su Vyčiu. Ir kai mes važiavom 22 metais, kai buvom, irgi buvo mašina, reiškia, labai gražiai papuošta matėsi Vytis, dar parašėm specialiai prancūziškai Lituani, kad prancūzai suprastų, kad iš Lietuvos. Vienas. Ir antras dalykas, tai mūsų finišas. Ne, mes nieko nesakom, kokią vietą ir panašiai. Aš kai juokoj sakau, mūsų startinis numeris yra 181, tai jeigu tą vietą turėsime, 250 bus gerai, bet tai čia jokų forma. O šiaip tai finišas, čia neprognozuojamas yra dalykas. Gerai, didžiausios sėkmės, ačiū labai už pokalbį, laidoje Nauja diena, šiandien jau tiek, pasimatysim jau rytoj 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.